kažkoks apetitas. Ar jūs galit patikėti? Van Gogo paveikslą pasakyk, kad čia tiesiog laukas. Давай. Not comfortable, не? Нормалу? Važiuojam į Vieną. Mes čia darom kontentą. Filmuojam, fotkinam, kad mes skrendam. Ir Karolina va tokia va poza. Mes skrendam ir Karolina pasakė, kad priėjusi prie Vaidiką. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same. Čia mūsų užėjimas. Tulikas. Tokia virtuvėlė. Čia vonia. Oi. Vonia. Ir dar langas. O. What is this? Come. Hello. Va taip. Lova. Sofa. Nu, toks view. Nėra, kad labai geriausias, nes pirmas aukštas. Kažkas susimušė su pufiku. Va, čia mes gyvenam. Čia mūsų įėjimas. Gabrielė užsakė Kaliforniją. Išėjau apie Kaliforniją, čia avokadas ir kraujo lazdelė. O 2 gėlės. Vienintelis stalas, prie kurio 2 gėlės. Ir čia mes atsisėdam. Čia labai blogai, nu. Tokį va mango chickeną gavom. Toks įdomesnis. Noriu padaryti review vištienos. Nes pirma labai daug yra, kurie tiesiog neiškepus. Arba su tokiais nejasniais dalykais. Kaip jums tiesiog raw chickeną valgyti? Labai gerai, labai smagu. Žydi. Viskas žydi, bet mes pavalgėm biškį raw vištienos, tai tikiuosi mums nebus jokių ligų. Bet tas eye roll, that was personal. Вот так. Ну, типа, what the fuck? Вот так. Камера. Vieną minutę aš pasakiau, please wait 1 minute. Ir jį tokia. Pažiūrėkit, kokios gėlės. Pažiūrėkit. Labai gražu. Labai gražu. Я теж помисала. Mums dabar iki namų 8 valandą. Pasiėmėm mačius ir mes einam iki namų, iki parduotuvės užsipirkti maisto. Va, Enrika Amsterdame. Ilsisi. Jo. Kol mes va Vienai. Not comfortable, ne? Mėgstu komfortinį. Apsipirkom. 100 eurų. Mums nuskanavo tik šokoladukus, rūkolą ir vieną Agurka ir agurka. 14. Ir mes tada supratom, kad pas mus dar pusę maišo dar turi būti maisto ir mes sakys 15 eurų, o kas bus toliau? The struggle is real. Viečela. Kočela, but it is viečela. Taip, ruošiamės į Viečelą. Unboxingas, ką nusipirkom. Tokią mėsytę, kiaušiniai, tokios bandelės, svogūnai, duona, rukola, agurkas, kinderiai, pomidoriukai, užtepėlė, čipsai, sultis, fanta ir kola.
Mercedes, Chevrolet, Toyota, Porsche, Opel. Infinity. Я Mes pradėjom daryti testus ir dabar kaip prasideda visi video. Ты тупее пещерного человека, если не сможешь пройти это. Тупее обезьяны, если не сможешь пройти. Ты из детдома, если не сможешь назвать. Тиктоkas heitina žostkai. Давай. Yeah, it's for Caroline. Thank you. Bye. Einam į miestą, Einam dabar persirengti, nes jo, žiauriai šalta. nes mes tik išėjome lauką ir labai prasidėjo didelis vėjas, tai mes eisim persirengti dabar. Bet parodom, kaip turėjom išeiti. Taip turėjom išeiti, bet einam persirengti. Mes prieš 2 metus buvom irgi vienai ir mes dabar einam per visas gatves, ten kur mes kažkada buvom prieš tai. Ir mes dabar einam per tokius luxury dalykus. Va čia toks Louis Vuittonas gražus, Cartieras. Jau antrą kartą norim į šitą kavinę nueiti, bet eilės tai biški tokios. Nelabai gundančios. Bet gražu tai labai. Labai gražu. Žiauriai skanu. Belenkai. Look at her. Labai gerai. Aš nusipirkau savo tokius ausklariukus. Kjautalus tokius. Aš akinius. Ir čia labai geri akiniai, nes jie mano grifkos nešta. O prašau, gal O aš nusipirkau akinius. O tokius. Labai gražus akiniai. Taip. Ir už labai gerą kainą. Ir labai geros kokybės. Jo, žiauriai. Taip. Žinot? Nu, kur aš nežinot. Ir dabar mes susiradom labai fainą kažkokį rajoną, kur toks labiau local ir čia daugiau jaunimo faino. Ir visi fainai apsirengę. Vaikų žmonės. Taip. Vaikinai. Labai fainai mes čia viską tyrinėjom. Labai patinka šita vienas dalis. Žiauriai, mes Jo. tik čia tusinsim. Mes daugiau neįsim ten į tą, kur turistų labai daug. Jo, nes prieš 2 metus mes kai buvom, mes buvom main tiesiog daly, centre, o dabar labai čia visi tokie chill, tokie faini, tokie Stylish. taip, local parduotuvėlės, visokios fainos. Žodžiu, labai faina. Pradedam iš naujo enjoyint vieną. O čia tik pirma mūsų tokia normali diena. Žmonės, žiūrėkit. Čia žydžiai kaip... Rodžiau ir į tokią kas. Jo, aš jau vos galėjau kvepuoti. Pažiūrėkit, kaip gražiai žydi viskas. Aš negaliu patikėti. Kaip man trūko šito visko. Ar jūs galit patikėti, ką aš matau tiesiog? Pasiėmėm ledų. Aš su laimu ir blueberry ir su braškėm. Pistacijas ir cinnamon roll with salted caramel. Šitam parke mes buvom prieš 2 metus irgi. Irgi čia sėdėjom, jeigu suras nuotrauką, įkelsiu nuotrauką. Bet mes va čia sėdėjom ant šitų suoliukų. Ypač kaip sabinti to. Mes nusipirkom visą dėžutę kinderių ir aš norėjau vieną. Ir man
Gabrielė norėjo atimti. Ir aš net apsivirkau, nes jį man su nagais, va, tai va. Vieno norėjau, vieno. Noriu nufilmuoti, kaip pas mus viskas girdisi namie. Čia uždarytas langas. Čia žmonės tiesiog laukia stovi. Normalu? Šiandien pas mus lyja, tai mes dėl to važiuojam iki muziejaus ir šiandien būsim daug patalpoj. Atvažiavom į muziejų. Tokia va laipteliai. Gabrielė sako, kad čia tiesiog laukai. Aš tą suprantu. Imagine, Van Gogho paveikslai pasakyk, kad čia tiesiog laukas. Picasso paveikslai. Žiūrime žmonės. Jau išėjome iš muziejaus. Labai šalta, labai daug vėjuota, labai vėjuota. Ir gali jau pradėti greit vėl lyt. Einam iki kavinės, atsigert kavos ir mačius. Mat, kokia Gabrielė nepatenkinta dėl vėjo. Užsisakom kavos, o Gabrielė užsako kavytis. Dar su sausainiukų pasiėmėm, su pistacijų ir su blueberry. Norėjau pasakyti, kad važiuosim su tramvaju. Pravažiavom porą stotelių nemokamai, nes nesugebėjom nusipirkti bilietų, nes ten netinka nei viena mūsų kortelė, tai aš nežinau, kokiam kortelėm reikia mokėti. Tai va, mūsų tramvajus dabar išvažiuoja, tokie mes ir turistai. Atrodo, kad tiesiog abėcėlę random parašė. Umsteigen zu U3. Atvažiavom, va, pasiėmėm savo baulų, čia gali pats užsipildyti, ko tu nori. Ir tada susikuri savo baulą. Va, Gabrielė irgi pildosi. Žiūrėjau, kad Karolina užsipildė ir irgi tą patį užsipildžiau. Kaip ir mokyklai buvo. Žodžiu, tai pasakoju, kodėl mes atvažiavom į šitą restoraną. Prieš 2 metus buvom vienai ir mes gyvenom šitam rajone. Ir šita baulų vieta buvo tiesiog po mūsų namais. Ir mes čia porą kartų atėjom pavalgyti ir buvo žoskai skanu. Ir čia buvo vienintelė priežastis, kodėl mes norėjom dar vėl grįžti vieną. Dabar jau, aišku, mes radom daug daugiau tų priežasčių, bet viena iš jų visąlaik buvo tie baulai. Tai mes dabar per Lietuvą važiavom pusvalandį iki šitos vietos, tam, kad paragauti šito baulų. Tai vėl užsisakėm ir lauksim, ar jie bus tokie pat skanūs. Atnešiu mūsų baulus. Šiaip labai gerai atrodo. Labai gerai. Help me. Bля, vyšlo. Čia, jeigu kas nesuprato, aš darau tempimus. Tai jeigu norit užsirašyti grupinius tempimų užsiėmimus, PM. Išėjom į naktinį pasivaikščiojimą į McDonald'ą. Nes mes žiūrėjom serialą ir nusprendėm, kad mums reikia biškį kažkokių snacksų. Pažiūrėjom, kiek kainuoja delivery ir kiek iš vis virškainis yra ant kiekvieno dalyko.
Ir mes matėm, kad 10 minučių nuo mūsų yra McDonald's, tai mes dabar einam. Vidury nakties, vidury serialą, kur žiūrėjom. Tiesiog metėm viską ir tiesiog einam. Gavom savo McDonald'ą. Numeris Zibzik mūsų. Tai mes jau, žinokit, mokam vokiškai šnekėt. Mums pasakė Zibzik, mes taip. Sveiki. Mes jau susirašėm. Šiandien 25 laipsniai. Bet tokie vat papuošalai. Aš šiandien balerinė kapučinė. Va čia žmonės mokosi vairuoti su tokiam mašinom. Casual. Pasiemu kavytės ir einam vaikščiot. Grįžom į tą pačią vietą, kur valgėm ledus. Labai skanus, labai faina. Bet šį kartą buvo labai didelė eilė. Tai manau, čia dėl mūsų mes išreklamavom. Vėl grįžom į Bao barą. Vienas su kimči, kitas klasikinius. Ir tokių gerimukų. Mačios ir arbatos. Upė tai in question. Vėl grįžom į savo vietą, kur gėrėm kavą vakar, ar užvakar, ar vakar. Pas mane yra matcha sunrise su sultim. O pas mane decaf coffee latte. Karolina, kaip reikalai? Labai blogai finansiškai. Pas mane irgi. Atėjome į Humaną. Jūs nepatikėsit, bet mes vėl čia. New obsession. Taip. O buvo toks vištienos kiekis. Tiesiog vienam buvo. Čia belenkai pūtė vėjas, tai Gabrielė tiesiog pasakė, kad žmonės skraido. Čia vėl vyksta tempimų pratimai, bet šaltuoju sezonu. Nežinau, kaip paprašyti mūsų sėkmę, bet mes va taip stovim ir lūžo šitas visas aparatas. Ir va tokia eilė dar iš galo. Ir mes jau 1,5 valandos ar 2 valandas stovim prie San Lorano. Nu, pagaliau mes atėjome į kitą nuotrauką. O jos sidabrinės. Grįžom čia vėl, kad gaut sausainį, kurį aš norėjau su matcha ir gauti šokoladą. Čia ta pati kavinė. Mes kažkaip kaip local jau susiradom savo kavinę ir va tai namie. Prisipirkom suvenyrų, tai damage was made. Tikrai labai brangu. Labai brangu. Taip. Tai draugai, jeigu gavot suvenyrų, tai žinokit, kad mes labai jau tikrai jūs mylim. Nes čia jau ryč dalykai buvo. Ir dabar einam valgyti šnicelį, nes manau nusikaltimas atvaryti į Austriją ir neparagauti šnicelio. Praeitą kartą buvom paragavom, reikia į dabar. Va tokį didumą. Va, šnicelį ir salatus.
Viskas, jau paliekam savo bartus. Susipakavom ir važiuojam padėti lagaminų ir dar prasivaikščiot po vieną. Važiavom pasilik daiktų. Čia toks skiniai, ten du lagaminai ir 2 tašės. Tai mes šitą uždarom, kaip įrodymą. Tai jeigu norit, nereklamuoja, bet va taip pat. Norėjom į vieną Palace ateiti, bet jis neveikia tik šiandien. Tai mes tiesiog čia vat. Ir mums dar liko kokias 5 ar 6 valandos, tai mes bandysim eiti į kiną. Tiesiog prastum laiko, nes šiaip šalta laukia. Skrydis tik 9 vakaro, o dabar apie 12. Pridavėm bagažą, pavalgėm, išgėrėm mačios. Tai kažkaip bandom suktis. Va taip galiu parodyti. Mes dabar, einam į parlamentą. O negaliu nuzonut, žmonės eina į mane. Taip, parlamentas. Bandome jį užėjti dabar irgi. Nors milijoną kartų prie pačio buvom, bet niekada taip ir neužėjom. Užsibukinom vietą į guided tour į parlamentą. Tai dabar laukiam tiesiog laiko savo ir atėjom į parką pasimėgauti saulytę. O, gavom tokius bilietėlius. Ir tai eisime ekskursiją. Mes atėjom. Mes jeigu ką, norėjom turą, bet mes galvojom, kad mums kažką papasakos, bet pasirodo čia fototūras. Jo, fototūras, jis ir taip vadinasi. Jie tiesiog veda mus per visas vietas, kur pasidaryti nuotraukas. Atėjome į parlamento susitikimą, tai jau mes tiesiog čia dirbam, va, mes čia susėdam visi, va, visi susitikimus. Tiesiog nepavydim ir viskas. Netrukdykit. Vėl grįžom prie savo balų.